Tai dieviškas dėsnis, visuotinas. Su juo neabejotinai susidurs kiekvienas. Jis tiesiog neišvengiamas. Kalbu apie vadinamąjį sėjos ir pjūties dėsnį. Šiandienos prisilietimo tema – sėjos ir pjūties dėsnis. Gyvenime mes nuolat renkamės, bet nesuvokiame, kad jau ankstyvos vaikystės pasirinkimai lydi mus visą gyvenimą. Jie formuoja mūsų charakterį. Vaikystėje ką nors išgirstame, pamatome, patiriame, o vėliau galvojame, jog tai jau praėjo, to nebeliko. Tačiau tiesa yra kitokia. Viskas, ką matėme, girdėjome ir patyrėme, niekur nedingsta. Galvoju apie vaikus, kurie augdami norėjo, kad būtų jų valia. Jie užaugs ir norės, kad ir vėliau būtų jų valia. Kol kas nors padės jiems suprasti, koks iš tiesų yra gyvenimas. Vaikystėje pasėtos sėklos ugdo mūsų charakterį. Taigi šiandien esame rezultatas gerų idėjų ir gerų įpročių sėklų, kurias mūsų gyvenime pasėjo kiti žmonės. Mūsų gyvenime buvo ir tokių žmonių, kurie sėjo kitokius dalykus. Biblijoje parašyta labai trumpai: kuriuo keliu eiti, mokyk dar jaunuolį, jis nenukryps nuo jo net kai pasens. Kažkodėl manome, kad jei leisime vaikams augti, kaip jie patys nori, viskas bus gerai. Tačiau tai netiesa. Jei vaikas augs nedisciplinuojamas, nepamokytas, neturėdamas biblinio supratimo apie Dievą, tai formuos jo charakterį. Be to, jam įtaką darys ir tai, ko jo gyvenime trūko, kas buvo apleista. Būtent dėl to taip svarbu, kad jūs ir aš tinkamai ugdytume savo vaikus. Sėkite jų gyvenime tokias idėjas, mintis, įsitikinimus, kuriais vėliau jie galėtų vadovautis. Turime rūpestingai žiūrėti, ką sėjame savo vaikų gyvenime, nes statome pamatus. Sėjame sėklas, kurios ateityje formuos jų charakterį. Iš tiesų esame pasekmė tų dalykų, kurios žmonės pasėjo mūsų gyvenime. Kartais tai būna geri dalykai, kartais netokie geri. Šiandien kalbėsime apie sėjos ir pjūties dėsnį. Noriu, kad atsiverstume laiško Galatams 6 skyrių. Tai vienas svarbiausių principų visame Dievo žodyje. Sėjos ir pjūties dėsnis yra dieviškas, visuotinis principas. Jis visada veikia. Jis neišvengiamas. Sėjos ir pjūties dėsnis. Biblijoje sakoma, ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Ką besėtume, pjausime tai, ką pasėjome, gausiau nei pasėjome, vėliau nei pasėjome, nes toks žemdirbystės principas. Juo remiasi ūkininkai ir dėl to turime maisto. Tas pats vyksta jūsų ir mano gyvenime, nes jame buvo pasėta dalykų, kurie padėjo mums tapti tokiais, kokie šiandien esame. Prisiminkite, ką jūsų gyvenime pasėjo jūsų tėvas, o ką pasėjo mama? Gal jie sakė, iš tavęs nieko neišeis, jau geriau būtum negimęs. O gal jie kartojo, tu nuostabus. O gal mes norime uždirbti kiek galima daugiau pinigų, nes be pinigų nėra saugumo. Tai materializmas, išvaizda ir kiti dalykai, kurie neugdo teisumo, šventumo ir nestato tikro, tvirto pamato. Tie dalykai nepastovus. Grožis, finansinė situacija ar populiarumas keičiasi. O ką jūs sėjate savo vaikų gyvenime? Norėčiau, kad atsiverstumėte laiško Galatams 6 skyrių. Paskaitykime nuo 7 eilutės. Apaštalas Paulius rašo: neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį. O kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. Nepailskime daryti gerą. Jei neaptinksime, atėjus metui pjausime derlių.
Tad kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Įsižiūrėkite į šią šventojo rašto vietą, nes ji labai svarbi. Tai Dievo įstatymas. Tai neatšaukiamas šventojo rašto principas. Jo neįmanoma pakeisti. Galite bandyti jį neigti, jis jums gali nepatikti, galite jam prieštarauti. Galite net sukilti prieš jį ir skelbti, kad tuo netikite, tačiau tai šio įstatymo nepakeis. Galite kovoti prieš jį, bet jis jau veikia jūsų gyvenime, nesvarbu suvokiate tai ar ne. Tai labai svarbu. Žiūrėdami, kaip apaštalas Paulius pradeda šias savo laiško eilutes, matome, kad jis suvokia, jog tai svarbu. Dažniausiai, jei norime kam nors padėti pamatyti, kodėl kas nors yra gerai ar blogai, pirmiausia pasakome, koks čia principas, o po to paaiškiname, kas šioje situacijoje negerai. Bet atkreipkite dėmesį, kaip pradeda apaštalas Paulius. Jis pradeda nuo neigiamų dalykų ir sako, jog turime stebėti, kaip sėjame ir kaip pjausime. Taigi, ką jis daro? Jis pradeda labai negatyviai, sakydamas, neapsigaukite. Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką sėjome, tą ir pjausime. Tai, ką pasėjome, daugiau nei pasėjome, vėliau nei pasėjome. Dabar atkreipkite dėmesį, kas čia pabrėžiama. Jis pradeda įspėjimu, kad neapsigautume. Kitaip tariant, nesileiskite suvedžiojami, nuvedami į šoną, nukreipiami ne į tą pusę kieno nors žodžių, ar to, ką skaitote, ar klausotės. Neapsigaukite. Dievas nesiduoda išjuokiamas. Jis sako, netikėkite melu. Velnias naudoja daug melų, bet to yra ir labai apgaunančių žmonių. Jei jiems leisite, jie sės jūsų gyvenime tai, kas galiausiai jūs sunaikins. Galbūt sakysite, taip, girdėjau tai, bet jau užmiršau, todėl apie tai nemastau. Bet viskas, ką kada nors girdėjote, matėte ar jautėte, vis dar tebėra jumyse. Apaštalas Paulius sako, neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas. Dėl kokių dalykų žmonės dažniausiai apsigauna? Labiausiai jie apsigauna dėl dvasinių dalykų. Pavyzdžiui, daugybė žmonių netiki pomirtiniu gyvenimu. Jie mano, kad dvasiniai dalykai nėra būtini, kad jų gyvenimas savaime gali baigtis gerai. Jiems nereikia vaikščioti į bažnyčią, nereikia Biblijos. Ir jie mano, kad kažkaip viskas bus gerai. Jūs ir aš pažįstame žmonių, kurie kokioje nors srityje buvo žymus, ar teatro pasaulyje, ar kur nors kitur. Jie gyveno labai bedievišką gyvenimą, gyrėsi savo netikėjimu, bet mirė tragiškai. Apaštalas Paulius rašo, neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas. Tai reiškia, kad galite klysti, bet negalite pakeisti Dievo įstatymo. Neapsigaukite. Nesileiskite, kad jūs suklaidintų netikęs mąstymas. Nemanykite, kad galite nusidėti prieš Dievą, sukilti prieš jį ir nepatirti pasekmių. Paulius tvirtina, jog taip nebus. Galbūt kas nors pasakys, na, aš visų tuo netikiu, neturiu su tuo nieko bendro. Dar ir kaip turite. Mūsų netikėjimas nepakeičia Dievo dėsnių. Atkreipkite dėmesį, ką jis sako. Neapsigaukite. Dievas nebus išjuoktas. Žodis išjuoktas iš tiesų reiškia, kad mes užriečiame nosį prieš Dievą. Esame arogantiški, sukilę ir šaipomės iš jo įstatymų ir principų. Apaštalas Paulius rašo, Dievas nebus išjuoktas. Kitaip tariant, nepaklusdami Dievui negalėsime išvengti to pasekmių. Šventajame rašte daugybę kartų vienaip ar kitaip tai matome, tačiau žmonės vis vien sako, žinau tai, bet aš esu išimtis. Leiskite man jums priminti, ką yra pasakęs Dievas. Prisiminkite, jis yra amžinas teisėjas. Jis tars galutinį žodį. Paulius sako, kad negalėsite būti sukilęs prieš jį, atmesti jo žodį ir vėliau išlipti iš balos sausas. Biblijoje skaitome, žmogus, kuris nusideda, turi mirti. Kitoje vietoje, jūsų nuodėmė jūs pasivys. Ne galbūt pasivys, bet pasivys. Sėjos ir pjūties dėsnis galioja mums visiems. Šiame gyvenimo etape esame tokie dėl to, ką galvojome, jautėme, tikėjome
į ką reagavome anksčiau, o taip pat dėl visų kitų priežasčių, kurios padarė mums įtaką. Kai kurie žmonės pasirenka labai netikusi gyvenimo būdą, o kiti gyvena labai pamaldžiai. Nepamirškite, labai svarbu, kas yra mūsų draugai, kokią įtaką jie mums daro. Svarbu, ką skaitome, ką žiūrime, ko klausomės, kur einame, kur dirbame. Visi šie dalykai daro įtaką mūsų gyvenimui. Juos arba atmetame, arba priimame. Tie dalykai, kuriuos priimame, yra kaip pasėtos sėklos. Turime savęs paklausti, kaip noriu gyventi. Koks noriu būti ateinančiais metais ir vėliau. Matote, kai pradedate sėti tam tikrą sėklą, tai labai tikėtina, kad ir toliau ją sėsite. Tai, ką apaštalas Paulius rašo šio laiško Galatams ištraukoje, yra paprasta, bet kita vertus labai nepaprasta. Norėčiau paaiškinti kai kurias sąvokas. Perskaitykime laiško Galatams 6 skyriaus 8 eilutę. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. Ką reiškia Pauliaus žodžiai apie sėjimą kūnui? Šventajame rašte sakoma, kad kūnas tai tam tikra nuostata. Tai tokia dvasia mumise trokštanti gyventi ir veikti nepriklausomai nuo Dievo. Jūs pasakysite, aš savo gyvenime patyriau Dievo išgelbėjimą. Taip, jūs patikėjote Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju, jis atleido jums jūsų nuodėmes, dabar esate Dievo vaikas. Turite naują dvasią, nes į jūsų gyvenimą atėjo Dievo dvasia. Jūs sakysite, jei turiu naują dvasią, tai kas yra ta kita dvasia manyje? Nuostata ir troškimas veikti nepriklausomai nuo Dievo yra nepriklausomybės dvasia. Be jokių išimčių ji tebėra kiekviename iš mūsų. Taigi nesvarbu, koks pamaldus bebūtumėte ir kaip besistengtumėte būti panašus į Kristų, visiems mums tenka turėti reikalų su šia dvasia, su šia nuostata, kuri nori veikti nepriklausomai nuo Dievo. Tai yra mūsų kūnas. Kai esame išgelbstimi, tai niekur nedingsta. Argi nenorėtume, kad būtų kitaip, bet taip neatsitinka. Mes vis dar turime dvasią, kuri nori gyventi nepriklausomą nuo Dievo, dėl to ir toliau tenka su ja tvarkytis. Sėti reiškia, jog aš to trokštu. Aš tai priimu ir sugeriu. Kodėl kas nors atsisėdė žiūri kokį nepadorų filmą? Kodėl kas nors įninka į pornografiją? Kodėl žmonės tiesiog atsisėda ir žiūri gašlius dalykus? Ką jie to maitina? Jie maitina tą bedievišką nuostatą, norą būti nepriklausomam nuo Dievo. Negalite maitinti tos dvasios ir nepatirti pasekmių. Taigi sėja reiškia pasidavimą tam potraukiui ir apetitui. Ką Paulius sako toliau? Tai darydami maitiname kūniškumą, kuris į mūsų gyvenimą atneša sugėdimą. Ar norėtumėte, kad jūsų vaikų mąstymas būtų sugedęs? Kad jie manytų, jog svarbus tik pinigai ir pasaulio palankumas jų atžvilgiu. Jog svarbu tik tai, kad atrodytumai kaip pasauliečiai, kad rengtumėsi kaip jie ir kad pasaulis tave mylėtų. Būdamas malonus tėvas ar senelis ir norėdamas, kad jūsų sūnus ar duktė dėvėtų tik to prekės ženklo džinsus ar kitus drabužius, galite sugadinti savo vaikus ar vaikaičius. Kaip manote, ką tuomet darote savo dukterims ir sūnums? Gadinate jų brangius gyvenimus. Pasakysite, bet jie iš to išaugs. Ne, neišaugs. Nebent pats Dievas įsikiš į jų gyvenimą ir išgelbės juos iš to. Galite apsižvalgyti ir pamatyti, kodėl narkotikai yra tokia didelė problema. Jie padeda žmonėms užmiršti realybę. Žmogus nugrimsta į kitokius jausmus ir nenori savo gyvenime Dievo. Jis nenori, kad kas nors jam pasakotų apie Dievą. Mes vis vien pasakojame ir pasižiūrėkite, kas įvyksta. Paulius rašo, ką tai sukelia. Tai atneša pražūtį arba sugėdimą. Tai reiškia mirtį. Kitaip tariant, jei jūsų kūnas apimtas mirtinos ligos, jūs po truputį mirštate. Pakartosiu dar kartą. Kadangi vaisius išauga ne iškart, manote, kad išvengėte pasekmių. O aš pažįstu žmonės, kurie daro tą ir aną,
Duokite jiems laiko. Negalite gyventi sukilęs prieš Dievą ir nepatirti to pasekmių. Apaštalas Paulius sako, neapsigaukite, netikėkite šiuo melu. Nebandykite tyčiotis iš Dievo sakydamas, galiu visą tai daryti ir viskas bus gerai. Tai man nepakenks. Tai ne tik pakenks, bet ir sunaikins jūs. Sustokite ir apsižvalgykite, kaip tai naikina mūsų supančių žmonės. Tačiau jie galvoja, kad bus išimtis. Dievo įstatymas neturi jokių išimčių. Taigi galime sėti į kūną arba sėti į dvasią. Pavyzdžiui, skaitydami Dievo žodį. Ar žinote, ką tuomet darote? Į savo protą ir širdį sėjate Dievo žodį. Jūs sėjate į dvasią. Kam nors pasakodami savo liudijimą, sėjate į savo dvasią. Į dvasią sėjate klausydami Dievo žodžio, ateidami į bažnyčią, turėdami sąsiuvinį ir Bibliją, užsirašydami tai, kas prabyla jūsų širdžiai. Tuomet Dievo dvasia daro įtaką kiekvieną jūsų gyvenimo sričiai. Taip jūs sėjate į dvasią, kuri yra amžinasis gyvenimas. Toliau laiške Galatams apaštalas Paulius rašo, kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus dvasią, kuri yra amžinasis gyvenimas. Amžinas reiškia ne tik laiko tarpsnį, bet ir gyvenimo kokybę. Taigi šios teisumo, šventumo ir dievotumo sėklos mūsų gyvenimui prideda kokybės, turinčios amžinąją vertę. Arba mes sėjame kitokius dalykus. Taigi žiūrėkite, ką sėjate. Stebėkite, kaip mastote. Atkreipkite dėmesį, jog Paulius nesako, galbūt kurią nors dieną pjausite tai. Jis 3 kartus kartoja, nupjausite tai, ką pasėjote. Ar tai reiškia, kad jums nebus atleista už praeities nuodėmes? Ne. Dievas atleis jums ir apvalys jūs nuo visko, ką jam išpažinsite. Jis atleis jums viską, ką jam išpažinsite nuoširdžiai gailėdamiesi. Dieve, to neturi būti mano gyvenime, aš atsiprašau. Prašau tavęs atleisti man remiantis tuo, ką Jėzus atliko ant kryžiaus. Dievas atleis jums. Ar tai reiškia, kad jūsų daugiau tai nebevargins? Ne, tai to nereiškia. Tai reiškia, kad jumise gyvenanti šventoji dvasia suteiks jums jėgų tai nugalėti. Po to, kai paprašėte Dievo pagalbos nugalėti kokį dalyką savo gyvenime, kiekvieną kartą, kai su juo susidurėte, norite atnešti tai jam. Esate pasirengęs viską iškloti Dievui ir prašote jo apvalyti jūsų mintis ir padaryti jūs pamaldžių vyrų ar moterimi. Bet yra ir kitų dalykų, su kuriais jūs pragyvensite ir numirsite, nesvarbu, kas bebūtumėte ir koks pamaldus esate. Tai priklauso nuo to, ką Dievas pasėjo į jūsų gyvenimą. Paulius rašo, kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinai gyvenimą. Tuomet jis sako, nepailskime daryti gerą, jei neaptinksime, atėjus metui pjausime derlių. Apie ką čia kalbama? Pagalvokime, pavyzdžiui, apie pastorius. Štai mažos bažnyčios pastorius, ten galbūt 50 ar 75 nariai, gal 100 narių. Jis ten tarnauja jau daug metų. Jis gyvena šioje mažoje bažnyčioje pamokslaudamas Dievo žodį, mokydamas žmonės. Jis niekada neturėjo didelės bendruomenės, niekada negyveno dideliuose namuose, niekada negaudavo didelio atlyginimo. Jis ištikimas Dievui. Taikstosi su vaidingais diakonais, pakenčia žmonės, kurie sako, Dieve, norime jį išlaikyti nuolankų, išlaikyk jį nuolankų, o mes laikysime jį neturtingą. Jie apsunkina jo gyvenimą. Jie nenori augti, bet jis lieka ten pat. Jis yra ištikimas, atsidavęs Dievui. Apaštalas Paulius rašo, jei neaptinksime, atėjus metui pjausime derlių. Toliau jis sako, tad kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Pagalvokime apie tai. Visi turime galimybę sėti sėklą kitų žmonių gyvenime. Esminis klausimas, koks žmogus norite būti? Parašyta, jog privalome daryti įtaką kitiems. Turime galimybę daryti gerą įtaką žmonėms.
Kuriam laikui užmirškime blogas sėklas. Galite remtis šią šventojo rašto vietą, bet skelbkite tik jos dalį, sakydami, prisiminkite, jog kad ir ką besėtume, pjausime tai, ką pasėjome, daugiau nei pasėjome, vėliau nei pasėjome. Pateikite tai pozityviai. Gera sėkla, tai pasakoti žmonėms apie Jėzų, dalyti bukletus, pakviesti paklausyti pamokslų per radiją ir televiziją. Kitaip tariant, galvokite apie visas geras sėklas, kurias galite sėti. Paulius sako, negalvokite, kad jūs sėsite geras sėklas, o Dievas jas ignoruos. Jis to nedarys. Iš Dievo nepasišaipysite. Nežinau, ar suvokite, bet Dievas mato visus mažus dalykus. Pavyzdžiui, jei parodote gerumą pagelbėdami seniems močiutei ar seneliui, kuriems sunku pasilenkti ir pakelti nukritusi daiktą. Pasakysite, manau, kad Dievui tai neįdomu, bet juk tai būtent ir yra dvasios vaisius – meilė, džiaugsmas, ramybė, gerumas. Laiške Galatams 5 skyriaus 22-23 eilutėse apaštalas Paulius rašo, dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Visi turime galimybę ir privilegiją sėti kitų žmonių gyvenime tai, kas ugdo jų charakterį, devotumą, teisumą ir šventumą. Noriu paklausti, o ką didesnio galėtumėte padaryti? Galite kam nors duoti daug pinigų, o jis ar jį po mirties nueis į pragarą? Galite apmokėti kam nors aukštuosius mokslus, o jie vėliau po mirties pateks į pragarą? Galite žmonėms padaryti daugybę dalykų, kurie neatneš jokio išliekančio vaisiaus. Bet visai kas kita, kai į juos sėjate Dievo dalykus ir Jėzaus savybės, gerumą, švelnumą, malonumą, atleidimą, kai meldžiatės už juos, kalbėdami jiems apie viešpatį ir apie tai, ką Dievas padarė jūsų gyvenime, maitinate to žmogaus dvasią. Vėliau gal pamiršite apie tai, gal ir jie pamirš, bet vieną dieną Dievas pjaus jų gyvenime didelį derlių ir tam jis bus panaudojęs jūs. Taigi noriu jūsų paklausti, ar maitinate savo protą, sielą ir dvasią? Ar sėjate į dvasią? O gal maitinate tą savo dalį, kuri nori veikti nepriklausomai nuo Dievo, tai yra savo kūną? Gal sėjate į kūną? Ar sėjate savo gyvenime tokius dalykus, kurie jūs statydina, kurie daro jūs dievotus, kurie keičia jūs, kurie daro jūs gyvuoju nuostabaus šaltinio vandens šuliniu? Ar maitinate aplinkinius dvasiniu maistu, kuris keičia jų gyvenimą? Ar maitinate save ir kitus tokiomis tiesomis, kurios galiausiai lems jų amžinąją paskirtį? Ar suvokite, koks galingas jūsų gyvenimas? Galite daryti kitiems tokią įtaką, kuri lems jų amžinybę. Neapsigaukite, nesileiskite suvedžiojami, nesišaipykite iš Dievo mąstydami, kad galite gyventi bedieviškai ir išvengti pasekmių. Paklausykite, svarbu ne tai, kad aš sakau, jog neišvengsite pasekmių. Svarbu, jog taip sako Dievas. Lygiai taip pat negalite gyventi teisaus, pamaldaus švento gyvenimo, kad jis nueitų perniek ir nepjautumėte gero derliaus. Taip, jūs pjausite gerą derlių. Meldžiuosi, kad jei jūs dar niekada nepasitikėjote Jėzumi kaip savo gelbėtoju, kad prisimintumėte, jog jau sėjate sėklas. Jūs jau esate sugedęs. Jūs jau apsigaunate ir prarandate atlygį danguje, kurį Dievas yra paruošęs jums tam laikui, kai pasitikėsite juo kaip savo gelbėtoju. Galbūt pasakysite, bet aš visų tuo netikiu. Galite netikėti, bet tai tiesos nekeičia. Neatšaukiamas, nekintantis, gyvojo Dievo dėsnis sako, pjausite tai, ką pasėjote, gausiau nei pasėjote, vėliau nei pasėjote. Jūs renkatės, kokių vaisių derlių pjausite savo gyvenime. Renkatės, prieš kokį teismą stovėsite. Tėve, dėkoju tau, kad mokai mus savo žodžio tiesos. Meldžiu, kad kiekvienas, kuris ją girdi, dėtųsi širdin, nes tai amžina tiesa. Meldžiu, kad tu pakeistum jų nuostatas ir veiksmus. Padėk jiems pamatyti, kad užuot buvę žmonėmis sukeliančiai žalą, jie gali tapti nuostabiu turtu, besidalijančių su kitais teisumu, kurį turi per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jo vardu meldžiamės. Amen.
Jei dar nesate išgelbėtas, dabar yra puikus laikas atiduoti savo gyvenimą Kristui. Ta sekundę, kai tai padarysite, viskas pasikeis. Išklausęs šios dienos laidą galite nueiti šalin ir tuomet liksite per amžius atsakingas už tai, ką girdėjote. Galite šią žinią ignoruoti, visą likusį gyvenimą gyventi nuodėmėje, apsigauti, šaipytis iš Dievo, mirti ir patekti į pražūtį. Arba galite, žinote ką, jūs girdėjote tiesą. Paprašykite viešpaties Jėzaus Kristaus atleisti jums jūsų nuodėmes, apvalyti jūsų širdį, į jūsų gyvenimą ateis Dievo dvasia. Ji pakeis jūs, padarys jūs visai naujų kūrinių, ji savo jėga suteiks jums jėgų gyventi dievotai. Gal norite paklausti, o ar man ne per vėlu? Man jau 75, gal jau per vėlu? Atsakysiu taip, per vėlu gauti apdovanojimą, kokį būtumėte galėjęs gauti, bet ne per vėlu patekti į dangų. Taip pat ne per vėlu daryti įtaką ten, kur esate, nuo dabar iki pačios pabaigos. Jūs paklausite, o ar man liks koks nors apdovanojimas? Taip. Dievas mus teis pagal tiesos kiekį, kurį žinojome, pagal tai, ką su ja darėme, kaip savo gyvenime atsiliepėme į jo kvietimą. Teologijos mokslų daktaro Čarlzo Stanlio programa Gyvenimo principai parengta tarnystės In Touch Ministries, kuri visame pasaulyje kviečia žmonės artimiau pažinti Jėzų Kristų ir stiprina vietinės bažnyčias. Iš Dievo malonės ši programa tapo įmanoma jūsų maldų ir aukų dėka. Lietuvišką gyvenimo principų įgarsinimą jums dovanoja Alytaus baptistų bendruomenė.